Sveiki, aš ir vėl savo tradiciniai vietoj, kaip pakinėt atsispindi langas. Yra savaitgalis ir, faktas, kad pagal tai, kad nėra dirbtinio apšvietimo, darbo dieną tokiu metu nepasėdėsi. Jo, iš tikro gavau skambutį, kad turėsim tai svečių už poros valandų maždaug. Tai greitai reikia sugalvoti, ko mes juos pavaišinsim. Ir galvoju, gal iškepsiu ką nors iš toks tešlos. Tik reikia ją išimti. Dar kažką, nežinau. Tai va. Kažkoks pas mane prisimerė labai keistas kosulys ir gerklėje toks sėdi, nežinau kas. Ta prasme, užeina ir taip sudirgina, kad atsikosėt negali. Bet paskui praeina ir ilgą laiką nieko. Tai va, ką norėjau pasakyti. Vakar buvom filme Kai nesitiki. Aš, man atrodo, sakiau, kad esu nelabai didelė lietuviškų filmų gerbėja. Bet neseniai kaip tik turėjau tokį renginį, kur kalbėjo žmogus, kuris apie lietuvišką kino istoriją pasakojo, tai pasirodė įdomu ir į sąrašą įsitraukė net ne vieną, gal kokius 5 filmus, kuriuos reikėtų pažiūrėti net iš senusius, sakykime, senų laikų labai, beveik, ne 100 metų, bet netoli to, kur buvo, neprisimenu dabar kelintais metais išleista, bet surašysiu už tas filmų pavadinimus, jeigu prisiminsiu, nes aš žinau, kad Jausmai buvo, tada Storulio sapnas berods, ir man atrodo, tas Storulio sapną aš esu mačiusi kažkaip. Gal Jausmus irgi, bet, nežinau. Esmė tokia, kad čia lietuvių tokie geresnė ir skyrė ekskursantė, kuri man žiūri patiko, kad mane yra tikrai prie gerų filmų ten pagal visus kino vertinimus. Kas nustebino, filmas Sesės, čia buvo 24 metų filmas, jis irgi ten kažkokio geriausio režisieriaus, man atrodo, režisieriaus laimėjęs tarptautiniam kažkokiam, nežinau, ten festivalis ar kas ten buvo, bet aš net paklausiau to žmogaus už ką. Nes man tas filmas žiauriai nepatiko, ta prasme, jis toks labai ištamtas, labai keistas, ta prasme, mintis gal yra okei, bet knygai būtų įdomu, jeigu visas tas siužetas, bet filmui man jisai arba jis neišpildytas taip, kaip turėjo būti, nes, nepatiko. Tai va. Ir žodžiu, ir vakar buvom tam filme, tai šiaip aš jau, man atrodo, kažkada esu minėjusi, kad man Inga Jankauskaitė labai patinka kaip aktorė. Realiai dėl jos ėjau ir jinai vėl savo, ta prasme, išpildė, jinai kažkaip sugeba kažkaip išpildyti tą savo, sakykim, tokį, nežinau, man jinai tiesiog patinka kaip aktorė, tai jau dėl jos, dėl istorijos ir tikrai nenusivylio tokia faina, ta prasme, tokia, nežinau, ramiai jauki romantinė komedija, vadinkim taip, tai 10 balų. Tikrai, kas mėgstat, tai labai rekomenduoju nueiti. Tai va, o aš eisiu, kaip sakiau, kažką pagaminti ir jo, pradėjo kabinti rūbus Mamų mugėj. Laiko dar mėnuo su trupučiu, bet laikas greitai praeina, pasižiūrėjau savo suplanuotus savaitgalius ir artimiausius savaitgalius. Ir žodžiu, suprantu, kad šitas savaitgalis yra toks laisvesnis, kur mes niekur nevažiuojam ir niekas pas mus pagal planą neatvažiuoja ir nėra kažkokių didelių renginių ir panašiai. Turbūt gegužės kažkada antroje pusėje kitas toks bus savaitgalis. Nes va bus ten ir visokios Velykos, visokie dalykai, kažkokie renginiai, kažkas kažkur, bet apie viską iš eilės ko nepamatysit, bet kažką pamatysit, ta prasme, tai tikrai kelius savaitgalius parodysiu veiklas, tai žodžiu jo. Pradėjau netgi rašytis į kalendorių, nes supratau, kad jau nieko nebeatrenku ir vakar kažkaip žiūrėjome Eurovizijos atranką lietuvių. Ir net pradėjau žiūrėti Jevgenijos Redko kada koncertas. Pažiūrėjau, kad balandžio 4 ir suprantu, kad ne, čia per greitai man yra ir bus dar vienas toks labai, intensyvu. Nors teoriškai galėčiau viskas okei, bet ne šį kartą. Tai va, tai gana man pliurptėnu prie darbų. Na ir kviečiu jūs į trumpą sportą su manimi Reivo. Eivo tai buvo pirma tokia patirtis, jam pastaruoju metu kilimėlė yra kažkas įdomus, reikia ragauti, reikia ženklinti, reikia išsiaiškinti kas ir kaip. Ir nepaslaptis, kad ir čia buvo irgi paženklinta. Teko nurinkti, nuvalyti, nudezinfekuoti ir taip toliau.
Ir kodėl sportuoju namie, realiai dažniausiai einu į salę, bet šį kartą išvažiavau į komandiruotę ir žinojau, kad po to bus boksas ir tiesiog nesinorėjau praleisti daugiau negu būtų gavusis beveik savaitę. Todėl nusprendžiau, kad bent kažkiek prajudėti namuose ir kiekvieną sportą pradedu nuo apšilimo ir stengiuosi prajudinti visas, sakykime, ir čiurnas, ir riešus, ir alkūnes prasukti, visi raumenys ir sąnariai apšiltų, nes vėlgi labai lengvai galima susitraumuoti ir žinau, kad žmonės pradeda nuo labai intensyvių veiksmų arba pradeda tokį dalyką, kad ima nuo mažesnių svorių ir juos didina pirmą laiko kaip apšilimą. Na, kiekvieno pasirinkimas, aš darau būtent tokiu būdu ir man tai yra gerai. Iš tikrųjų buvo iššūkis, kai Ivo malės aplinkojas, man buvo vis baisu ir su TRX-ais užkliudyti jį ir sužaloti ir visiems labai buvo įdomu, čia taip judesys ir paragauti kėdų ir visa kita. Ir žiūrint dabar atrodo, kad viskas ten normaliai, bet kai statai koją, baisu jam užminti, nuspirti ir panašiai ir vėlgi ne dėl to, kad būtų kažkas negerai, tiesiog netyčia užgauti, visgi tai dar mažas šuniukas ir sakykime, jisai toksai jo gali tiesiog nepastebėti. Ir čia pasidžiaugiam ir galvojas pasitrauks ir nepavyko man pasportuoti, jis realiai įsisegė man į ausį ir užkabino auskarą, skaudėjo ir man, ir manau jam dantuką irgi, todėl nusprendžiau pririšti, kad bent truputėlį pabūtume abu saugus. Teko man gražuolį pririšti, kad nesužalotų nei jis manęs, nei aš jo. Taip, Eiva. Tuoj paleisi ir įsime lauk. Nepergyvenk. Čia negraužti, zuiki. Čia negraužti. Čia graužti. Jemk. Kas toliau? Tai toliau tas vadinamas twistas su pasunkintu 3 kg kamuoliu. Vėlgi tai veikia, bet bandžiau su 5 kg kamuoliu, padarau, viskas gerai. Vienintelis dalykas, kad nugarai galima labai lengvai persitempti ir, jeigu turit problemų su juosmeninė nugaros dalim, tai šitas pratimas gali ir pakenkti. Ir kiekvieną treniruotę baigiu tempimo pratimais. Nu ką, treniruotė baigta. Su kokiam 8 minutės su puse. Sudengia 177 kalorijos. Įrendau į kadrą. Šlapia visą belę kaip. Ir supratau, kad šita palaidinė yra sintetinė, jinai tipo sportui skirta, bet aš kai pradėjau sportuoti salėje, būtent su juo sportuoju, dar aš nesupratau, kodėl aš taip žiauriai prakaituoju. Nes realiai turiu medvilninės ir turiu vieną tokią berankovį, nežinau, rodžio ar ne, to rodžio kažkuriam video. Tai su ta nieko, nors nei sintetika, ten 100%, bet nieko. Medvilninės, nors ten jos irgi, galvoju, ne 100% medvilniai, ten miksas, su jom ten šiek tiek, bet tikrai ne tiek, kad čia viskas bėgtų kiaurai, visur šlapia, čia aišku, žiūrint į šitus kaip ten palaidiniai marškinėlius, žiūrint į marškinėlius nesimato, net turbūt, kad čia sportuota, biškai matosi. Tai va, bet realiai žiauriai karšta, prakaitas tiesiog bėga. Tai va, eisiu dabar paleisti Eivą ir eisiu į dušą. Prieš tai reikia susirinkti savo visus, kaip sakant, inventorių visą. Žodžiu, vaizdelis kitoks. Plaukai išplauti ir užsidėjau šitus pačius, kur čia biškai šviesiau. Va, kaip jie vadinasi, padeliai. Ir tuos kažkada rodžiau, man atrodo. Pirkom su Evita. Visai šiaip neblogi. Čia su niacinamidu ir kokosų pienu. Ir visai tokia nieko. Tai va, užsidėjau. Laikrodis kranas, nežinau, kiek minučių jau laikau, bet tiesiog norėjau parodyti. Tai va, dingstu ir vėl. Taip, aš jau su džiūstančiais plaukais užsidėjau tą ir kapsulį ir viską. Ir šiandienos darbų padaryta
sportas padaryta. Pasirgo truputį pirmam aukštą, kol plaukai džiūsta. Ir dabar, kadangi šiąnakt, paryčiui realiai, išvažiuoju į komandiruotę 2 dienom, tai pakuojas daiktus. Oi, kaip aš čia tamsiai. Tai va, taip reikia, kad bent šviesos būtų, tai jo, pakuojas daiktus ir galvoju, ko man čia reikės, ko man nereikės ir panašiai. Kadangi išvažiuojam paryčiais, galvoju, man kažkiek dažytis ar nedažytis, nes nuvažiavęs tenai nebus kur, žodžiu, visokia tokia, atrodo, smulkmenos, kaip sako, bet planuoju susidėlioti ir kuo mažiau, kad daiktų būtų, tai tuo parodysiu maždaug kaimu, gal dar kažkas pasikeis. Tai va tokia betvarkėlė čia, tai aišku, vata, micelinis vanduo, šukos dildės, antakių gelis, čia kremas yra, čia iš Barės Skin turėjau tokis, naudoju, pasilikau dabar tą iš Kostarikso, čia įsidedu. Tada toksai, jeigu reikėtų rinkinukas, irgi man atrodo kažkada rodžiau, tada mano atradimas Rexonas šitas, nereikia šefemo pirkinėti, čia akiniai bus. Paakių kremas šitas, neturiu į ką įsipilti tokio mažiuko, tai galvojamsiu visą. Tada balzamas, lešiai, kvepalai, nežinau, įsipilsiu ar ne, nes čia man atrodo skilės, jeigu gerai matau, ir nesilaiko labai kamštelį šito. Tai nežinau, ar imsiu, nes va, ir paskui išsipurškia labai. Tai gal imsiu visą šitą tiesiog, krapštukas, skaistalai. Jų šiaip nelabai naudoju tik tai kelionės, tas spalva gera, bet tiesiog nežinau. Tada šitą Golden Rose dalyką. Tada Essence, man atrodo, iš kur aš nežinau, jo, tokį kaip balzamas su spalva labai švelnia, nors atrodo čia rudas, bet tos spalvos nekažinkas. Tada yra tušas, uoga ta pudra. Labai norėčiau jai ką nors įsidėti, nes neįstiklinį, bijau, kad sudužt gali. Tai jeigu ras įsidėsiu šepetukas, gumytį, tada įmu knygą, nežinau, ar bus kelionė, kaip paskaityti. Bent jau iki oro uosto autobuse, tai jeigu bus, tegul būna, nebus, tai taip, čia visi apatiniai, kempiniai ir taip toliau. Ir imu porą megztinių ir džinsus dar papildomai. Ir dar bus vitaminai ir vaistai, nes biškai kaip kirtis balsas toks keistas. Ir įsimesiu rankšluostį, nes būna kartais pasitaiko, kad su rankšluosčiais reikalų, kaip sakant, yra, tai tiesiog nedidelis, nedaug vietos užima, susuksiu įsidėti. Tai va, jūsų bandyti susidėti ir sakau, paieškoti šitam įsidėti. Jo. Susipakuoti ir tada eiti prie kitų darbų. Sveiki. Kad aš vakar filmavau, visą kelią nefilmavau. Ir dabar yra jau, kiek čia tų valandų, 5, man atrodo. Jo, o Jėzus, 6:50. Už pusvalandžio turiu eiti susitikti ir lėksim tyrinėti vėl Tartu. Mano plaukai kažkokie gyvena atskirą gyvenimą, nes aš vakar įsiplovau. Galvoju, naktį atsikelsiu, kai išvažinėsim prieš važiuojant, išstiesinsiu ir nespėjau. Viskas taip labai greitai. Eisiu greit palysti po dušu. O kaip atrodo mano kambarys, esu nebe tam pačiam viešbutį. Čia yra viešbutis Tartu. Tai čia mano daiktai. Tokia lova. Televizorius. Šiaip man patinka tokia žalia spalva, faina visai. Ir čia šiaip daug žalios spalvos. Tai va, staliukas. Aš čia bus tik vieną naktį. Ir va, vaizdelis pro langą. Prieš tai aš buvau, čia yra autobusų stotis. Tai viešbutis yra va čia man iš dešinės, tas kur buvau. Grinai buvo autobusų stoti. Tai va. Tai va, o kaip šiaip, sakau, esu susivėlusi. Žodžiu, plaukai, tikrai. Žodžiu, nežiūrime plaukus. Jo, eisiu į dušą ir lėksim į miestą, bet šiaip tai miegota šiąnakt yra, kaip čia tų valandų, apie 3,5-4, bet jaučiuosi gana normaliai, aišku, jaučiu, kad man kokią 9 mane iškirs, bet, kaip sakant, buvo pramiegota
matyt tas pats, kada reikia. Ir šiaip vienu metu, kadangi važiavom automobiliu, o grįšiu rytoj lėktuvu, tai aš vienu metu ėmė miegas, bet išgeriau kavos ir vėl viskas gerai. Ir visą dieną pilnumoje tai dirbau ir nemažai ir angliškai pabendravau ir žingsnius sužingsniuota taip, normaliai, 5800, tai nėra taip baisiai daug, bet tikrai visko daug ir, kaip sakant, suvaikščioti ir taip toliau. Tai tikrai gana normaliai. Tai va, keliausim į miestą ir paskui grįšiu miegoti. Tai va, tokias takelės. Nieko blatno nepasakysiu iš tikrųjų ir nežinau, ar parodysiu kažką. Nes, pasau žmonių, tai tai va. Nusprendžiu susirišti plaukus, pakeičiau makiažą, palindau po dušu, tai kaip neužmokus. Ir žiūriu šitą Maksimą ir galvoju, kaip aš jį norėjau išmesti. Kodėl? Žiūriu, fainas. Man labai patinka. Tai va. Dar oras toks pat kaip ir čia, kaip ir Lietuvoje. Laukia vėsoka, ta prasme, bet nėra šalta, keli laipsniai šilumos. Tai va, kai vėjas papučia, aišku, nesmagu, bet nėra ko iš kovo pradžios tikėtis. Tai va. Bandžiau ieškoti kažkokio gero apšvietimo. Čia yra pats geriausias, nes kažkaip labai keistai apšviestas kambarys, tik tai pasienės ir yra žiauriai tamsu. Tai va, liko 10 minučių ir keliausiu susitikti ir kviesim kultą ir važiuosim. Ir, kaip sakant, į sutartą vietą. Tai va, ir jo, dar reikia padirbti kiek čia dirbsim, iki 4 maždaug. Tada pusė 5 yra autobusas ir 15:09 yra skrydis. Gerai, kad iš Talino į Vilnių skrydžiai trunka trumpai, bet vis tiek grįšiu vėlai, nes kol sulauksiu Bolto, kol grįšiu namo, kol kaip sakant, kol vaikai nežinau nelauks iš tikrųjų, nors teoriškai turėtų miegoti, bet bus kaip bus. Tai šiaip kelionėje labai praėjo, bent jau iki dabar labai viskas greitai. Atsižvelgiant į tai, kad važiavom, kaip sakiau, naktį prieš tai gana greitai, bet visi man sako, kaip fainas, tu ten Tartu pamatysi ir panašiai. Nelabai ką aš pamačiau, nes mes realiai tik nuėjom vakar pavakarieniauti į tokią keistą vietą. Ir nesupratau, ar man skanu ir nesupratau, ar man patiko. Nes, aišku, čia gal kalbos nesupratimas, o gal meniu toks pateikimas, nes sakė, kad žiauriai faina, bet ten buvo, aš gal paliksiu nuorodą į ten restoranas, aš spėjau. Šiaip jauku, viskas okei, ta prasme, bet aš užsisakiau midijas, suprasdama, kad aš gausiu midijų puodą, bet aš gavau midijų sriubą. Ir tokia, ta prasme, okei, galvoju. Tai ar jinai buvo skani, tokia? Tikrai esu valgęs skanesnių patiekalų, tai suvalgiau viskas okei, bet jo, tu prasme, vakarienė tikrai sriubos nebūčiau rinkusis. Ir paskui tuo momentu kaip ir nealkana, bet grįžau po 8:15 ir paskui žiūriu, šiandien viešbučio restoranas dirbo iki 9, galėjau nueiti dar kažką, bet dar toks metas, kad dar kaip ir nesinori, žodžiu. Tai ryte atsikėliau žvėriškai išalkusi ir reikėjo pusryčiauti, tai ta prasme pavalgiau normaliai, dabar viskas gerai. Pietus valgysiu, su vakarienė nežinau, kaip bus, matyti, teks kažką oro uoste įsimesti kažkaip lengvo kažko, jeigu norėsis, jeigu ne, tai bus vėliau vakarienė. Jo. Arba bent kokį pasimsiu gerimo jogurtą oro uoste, kad bent kažko tą skrandį iškišti. Tai va. O šiaip kas jaučiasi, turbūt iš kalbėjimo mano nosis yra užgulusi ir aš geriausi nupretą, bet vakar iki, nežinau, kokios gal 11 dienos viskas buvo gerai. Paskui pradėjo man čiaudulys ir vėl kimštas nosis. Ir nepriklausomai nuo to, kad geriau vaistų, nieko negerėjo. O skristi su slogu yra žiauriai nefaina. Bet nieko, čia kaip sakant, gyvenimo realijos. Tai va. O vaikai man fotkina ir siunčia Eivo fotkės kokias, kaip ten jie cirkinasi, ką jie ten daro ir panašiai. Tai žodžiu, įdomu jiem tenai. Tai va, tai kaip sakant, tokios tokelės.